Sveiki, sveiki. Nepykit, bet jau laisvų neturim. Juokauju. Žinau, kad čia mūsų, beje, pirmas pirkėjas. Tai Apie vystytoją galim pasakyti tik teigiamai, komanda labai patenkinti pirkiniu. iš kur sužinojot apie būtent šį projektą? Mes gal pusę metų vaikam ieškojom, tai socialinėse tinkluose, internetinėse puslapiuose naršėm objekto. Ir atradom jūs, man atrodo, per skelbį, jeigu aš neklystu. Tai vaikai kaip ir nusipirko objektą, tai labai patenkinti. Iš tikrųjų vystytoją galiu tik pagirti, nes kokybė mano akimis tai mus tenkina. O toliau žiūrėsim, kai 100% viską pabaigs. Bet kol kas procesas vyksta, susitarimo vystytojas laikosi, tai vaikai labai patenkinti. Įsirinko šitas, šitą namuką įsirinko. Iš tikrųjų mes ieškojom nedidelio namuko iki 140 kvadratų, patiko, kad vieno aukšto. Yra stoginė 2 automobiliam parkingas ir išplanavimas labai patiko. Ir pats išprojektavimas tai tikrai labai protingai padarytas. Prie virtuvės maisto sandėliukas, kas retenybė šiai dienai. Tai manau, kad tikrai projektas yra pavykęs ir mes patenkinti. O dabar atvažiuojat, kad biškai dar greičiau darbai vyktų? Ne, iš smalsumo, kaip viskas vyksta, jeigu jau pasižiūrėt, tai ką šeimininkas pažadėjo, tą jisai vykdo, tai labai malonu. O kada prižadėjo jau duoti raktelius? Tai iki pavasario, jeigu orai leis ir neužsnigs, ar minusas nestuktels, tai manau, kad dar rezervai yra ir tikrai suspės. Ačiū labai. Prašom. Ačiū, kad taip drąsiai ir Kažkaip nejauku. gražų žodį. Ačiū.